Labas rytas, su jumis vėl sveikinasi laida Ateities kompasas ir aš jos vedėjas Paulius Žigas. Šiandien laidoje pristatysime dar vieną Vilniaus universiteto bakalauro studijų programą ir tai bus molekulinė biologija. Ir šiandien pas mus svečiuose šios studijų programos dėstytoja daktarė Julija Armalytė. Sveiki. Sveiki. Kaip laikotės? Puikiai. Puikiai. Šiek tiek mikrofoną pasitaisykite, kad arčiau būtų. Taip, labai gerai. Ir tada iš karto pradėsim nuo klausimo, kaip jūs sugalvojate sieti savo gyvenimą su molekulinė biologija, gal pradžiai nuo biologijos tik pradėti? Man atrodo, kiekvienas studijuojantis universitete žmogus ir ten nusprendęs pasilikti arba pasilikti mokslę turi kažkokią tai tokią istoriją. Tai mano istorija buvo irgi, kad man labai patiko biologija. Ir gana dažnai tarp biologų studentų būna tokie, kur stebėjo kokius nors augalus. Aš pati išperinau ne vieną drugelį, išritinau, susirinkdavau vikšrelius ir žiūrėdavau, kas iš jų išsiris. Na, tai tokį kaip ir turėjau polinkį, bet čia jau klasikinė biologija, tiesiog gamta. Tai turėjau meilę gamtai, nors mes jokių gyvūnėlių namuose neturėjom, bet dažnai keliaudavom, stovyklaudavom su tėvais, tai matyt toks buvo dalykas. Tačiau molekulinė biologija tai nėra tas pats, tai yra vis tiek lindimas jau į detalės, į ląstelės vidų. Ir kitas mano toksai gyvenimo aspektas yra, kad man patinka irgi gilintis į smulkmenas. Tai ne tik tais pažiūrėti, koks išsiris drugelis, o ir kaip tai veikia, kodėl tai veikia. Ir kai biologijos pamokose išgirdau meiozę, mitozę, kaip ląstelė su branduoliu, staiga tas branduolys ištirpsta, chromosomos susirikiuoja, aš pagalvoju, oho, kaip čia viskas įdomi ir organizuotai, ir netgi ir mano organizme tai vyksta. Ir tiesiog tada nusprendžiau, kad biologija yra tas dalykas, kur įdomu ir gražu, gamta, kodėl nepasigilinti šitą dalyką. Tuo metu nebuvo tokia populiari kaip dabar galbūt. Taip, aš manau, gal iš karto reiktų atskirti studentams, kuo skiriasi būtent mikrobiologija nuo paprastos biologijos. Molekulinė biologija. Taip, atsiprašau. Čia jau žinot. Šiais laikais vis mažiau ir mažiau. Nes anksčiau, tai kai aš dar studijavau, tai čia jau daugiau negu 20 metų atgal įstojau, tai dar buvo kaip ir klasikinė biologija ir molekulinė biologija. Klasikinė biologija eina į miškus, skaičiuoja augalus, paukštelius ir panašiai, o jau molekulinė biologija neišeina iš laboratorijos ir tik tai sėdi užsidarę. Tai iš karto galima tokį dalyką skirti. O šiais laikais jau tokio didelio skirtumo nėra. Net ir klasikiniai biologai naudoja molekulinius metodus. Pavyzdžiui, išrikiuoti, kokios rūšys kaip susiję tarpusavyje, jau nebepasikliaujama vien tik tai kaip jos atrodo. Jau mes naudojame molekulinius metodus, žiūrime, kokia DNR yra, kuo jinai panašiai, skirtinga, ir taip mes galime aiškiai pasakyti ir kokia rūšis yra, ir, kokia rūšių įvairovė ir ką tik nori. Tai, šiuo metu artėja klasikinė biologija ir molekulinė biologija, bet klasikinis išskirimas yra tas. Biologija yra makro žiūri organizmus, kokie gyvūnai, kokie augalai, o jau molekulinė biologija visus ir didelius ir mažus organizmus, bet žiūri, kas vyksta jų viduje. Ir mes dažniausiai neišeinam iš laboratorijos. Bet aš manau, čia vis tiek yra toks aukštesnis lygis, jeigu taip galima pasakyti. Gilesnis, galim sakyti, lendant ląstelės vidų. Tu vis tiek turi kažkiek tos pačios biologijos taip, jau išmokti. Tikriausiai ir būna paskaitos, kad tu įgyji pradmenis visokius. Kokie ta pradmenis turi būti molekulinėje biologijoje? Taip, tai jeigu žiūrint, ką mes norim išmokyti studentus, tai yra, jau pradėjom nuo klasikinės biologijos. Aš pati manau, kad suprasti bendrą pasaulio gyvojo struktūrą yra labai svarbu. Žinoti, iš ko mes kilome, kokie organizmai nuo pačių mažiausių, nuo vienaląsčių, nuo bakterijų iki pačių sudėtingiausių organizmų, kuo jie panašus, kuo jie skiriasi. Tai reiškia, mes turime jau išmokyti studentus suprasti bendrą santvarką pasaulio, o ne tik tai gilintis vieną ląstelę. Nes jeigu gilintis vieną ląstelę, galima nepadaryti tokių netikėtų klaidų. Dar, pavyzdžiui, kai aš mokiausi mokykloje, tai buvo 3 karalystės, ar ne? Grybai, gyvūnai ir augalai. O paskui, jau dabar, aš jau net nenoriu vardinti šitų pavadinimų, nebe taip visiškai yra viskas. Tai tiesiog, pasikeitė pati santvarka ir nežinant tos santvarkos, grynai gilinantis, jinai buvo pakeista į kaip ląstelės veikia. Nežinant to, galima padaryti įvairių klaidų. Tiesiog pasakyti, kad šitos ląstelės yra labai panašios, nors jos, pavyzdžiui, yra labai evoliuciškai smarkiai nutolę. Ir taip pat suprasti, kaip jos veikia, reikia žinoti jų ryšį tarpusavyje. Tai,
šitoje vietoje sakyčiau, klasikinė biologija mums suprasti yra labai svarbu. Tai mes irgi studentų to mokome. Tai, žodžiu, pirmais metais studentai pasikartoja šiek tiek biologiją, turi, tokį kaip ir bendroji biologija kursą, kad vieni mokykloje mokėsi stipriau, kiti silpniau, tai tarkim, kad jie, jau bendram lygmenį visi sustotų ir tai tą bendrą biologiją jie pasikartoja, kaip vadinu pasikartoja, kai kurie galbūt išmoksta kažką naujo, o tada jau biologinė įvairovė tai jau parodo, būtent tai, ką aš sakau, kokia yra įvairi, kokie yra įvairūs organizmai, kaip jie tarpusavį yra susiję. Tai tokie pagrindai yra duodami. Tai čia jau šnekant apie biologiją. O kiti dalykai, tai mes norime studentams suteikti pagrindus. Tai pirmoji, tarkim, pusė studijų, pirmi 2 metai yra tokie, studentam būna gal labai sunkus, tai aš noriu irgi taip, sakyti, kad neskubėkite pabėgti, nes iš pradžių yra sunku, kol įgyjate pagrindus, o vėliau jau jūs turite pagrindus ir galite tada patys savo galvoje jau analizuoti, dėliotis ir tada jau prasideda jau paties studento, pats studentas gali atlikti tyrimus ir dėlioti tas biologinės temas, kurios jam yra įdomios. Tai, pavyzdžiui, kas yra tie pagrindai, kur studentai dažnai nemėgsta, tai yra matematika. Reikia matematikos. Reikia. Tada studentai klasė, ką man matematika, aš gilinsiuosi į ląstelės sudedamąsias dalis, tarkim, kaip jos veikia. Man nereikia matematikos. Ne visai tiesa. Jeigu pažiūrėtumėt, koks dabar yra tas mokslas, vis šnekama apie tos didelius duomenis, big data. Tai kas yra big data? Didžiuliai kiekiai duomenų. Pavyzdžiui, žmogaus mikrobiomas. Suskaičiuoja, pasižiūri, kokie organizmai, kur gyvena ant mūsų odos, mūsų burnoj, mūsų žarnyne. Ir įsivaizduojat, kokie yra didžiuliai kiekiai duomenų apie tą kiekvieną organizmą sudėlioti. Tai kaip kitaip, jeigu ne matematiniais metodais, juos reikėtų išdėlioti. Tai taip bandom pagrysti. Tada kitas metodas irgi čia prieš kiek tai metų gavo Nobelio premiją, krioelektroninė mikroskopija. Irgi paima vieną molekulę, ją staigiai labai užšaldo, padaro milijonus nuotraukų ir kaip, pavyzdžiui, žmogų ją išanalizuoti. Negali. Tai turi atlikti mašinos, kompiuteriai ir žmogus turi suvaldyti duomenis. Tai matematika būtina. O jau nešneku apie statistiką. Statistika būtina visada, net jeigu jūs patys savo rankomis tos duomenys generuojate. Tai žodžiu, deja, matematikos bus. Gerai, reikės. Turiu matematiką. Kokie dar dalykai yra, kuriuos studentai mokysi? Tai čia toksai perspėjimas, kad bus matematikos, bet nebijokite, jinai yra naudinga, jinai yra pritaikyta tiem studentam, kuriem to reikės. Tada irgi dažnai studentai bijo fizikos. Turim fizikos vieną semestrą. Vienas dažniausių klausimų, kur per studijų mokės gaunu, kad aš klausau fiziką ten, nežinau, B lygio, ar kaip dabar vadinasi mokykloje. Ar neklausau iš viso paskutiniais metais, ką man daryti, ar aš sugebėsiu. Taip sugebėsite. Ne pirmi žmonės tokie ateina, dėstytojai nebenustemba jau, kad ateina studentai mokykloje paskutiniais metais nebesimokė fizikos ir, turim būdų, kaip studentam padėti pasivyti. Fizikos irgi reikia, nes ir vėlgi modernus metodai, pavyzdžiui, mikroskysčių technologijos ir panašiai, jos irgi remiasi fizikiniais principais, kuriuos reikia žinoti. Tai yra pagrindai fizikos ir jie yra daugiau mažiau pritaikyti to, ką mums kaip molekuliniam biologam gali reikėti. Tai turėsime šiek tiek fizikos. Tai čia tokie, kur ko studentai bijo. Kitas dalykas, ko studentai irgi bijo, tai iš pradžių visus to išvardinsiu, ko bijo, paskui jau kas yra smagu. Tai chemija. Chemijos irgi reikės, nes jau bent pavadinimas molekulinė biologija, tai reiškia, mes šnekėsim apie molekulės. O molekulių be chemijos, niekaip neišeis. Ir turim suprasti, kaip jos veikia. O kad suprastume, kaip veikia didžiosios ląstelės molekulės, mes turime mokėti biochemiją, o kad mokėti biochemiją, mes turime mokėti organinę chemiją ir tada atitinkamai, kad mokėti organinę chemiją, turime mokėti neorganinę chemiją ir tai viskas eina ir eina. Tai žodžiu, tie pirmieji metai yra tokie gana studentus išgąsdina, nes jie turi matematiką, jie turi fiziką, jie turi chemiją ir galvoja, tai kad kur aš čia įstojau, ar ne, kur čia ta molekulinė biologija, bet nesigąsdinkite, nes jau nuo 2 metų jau šokate į tai, kas jau yra jūsų būsimas tas darbo sritis. Tai jau nuo 2 metų studentai pradeda mokytis biochemiją, genetiką, molekulinę biologiją, struktūrinę ląstelės biologiją, mikrobiologiją. Tai yra tie dalykai, kurie jau tikriausiai dėl kurių žmonės jau čia ir stoja. Tai išgyvenkit pirmus metus, 2 metus, toliau tvirtinkit savo pagrindus.
Na ir vienas iš mūsų, kaip ir, čia gal užbėgu už akių, šiek tiek vienas iš stipriųjų dalykų, kad mes ne tik mokome teorinius šitos dalykus, bet studentai turi daug laboratorinių darbų. Tai yra praktiniai darbai, kad kaip pačiam atlikti tuos tyrimus, kad ne tik tai išstudijuoti, ką vadovėlis rašo, bet ir pačiam pasidaryti tą tyrimą, mokėti savo rankomis supilstyti tas biocheminės reakcijas. Tai galima apie tai ir iš karto pašnekėti tada, kaip atrodo tie laboratoriniai darbai, ar studentas gauna kažkokią užduotį, pavyzdžiui, turi gauti tokį ir tokį rezultatą ir tu eini į laboratoriją ir tą ir darai, ar yra kažkoks kitas veikimo būdas? Na, laboratoriniai darbai irgi yra, pradedam po truputį. Tai nežinau, kiek dabar galvoju, kiek mokykloje moksleiviai daro kažkokių tai šlapių praktinių darbų. Mes netgi vadinam taip šlapia laboratorija, nes mes pilstomės dažniausiai kažkokius tai skysčius. Tai dažniausiai, jeigu nedaro, tarkim, nieko mokykloje, tai virtuvėje žmogui tenka ten, tarkim, 100 ml, 15 ml, tokius tūrius mes žinome, o tu tarpu jau mūsų molekulinės biologijos laboratorijose mes pilstome, ten 1/1000 mililitro, pavyzdžiui, ir netgi dar gali būti. Čia yra lašelis. Jau žinot, kartais mažiau negu lašelis. Tai va tokius dalykus. Tai čia jūs iš kartais vaizduojat, kaip tai padaryti. Yra spec pipetės, kurios gali paimti tokius tūrius. Ir, aišku, yra spec priemonės, tačiau reikia ir tos tokios tam tikros motorikos, ar ne, kaip jūsų ranka suveiks, kaip jūs sugebėsite tai padaryti. Tai visą tai per laboratorinius darbus pradžia yra tokia paprasta. Suvaldyti. Tai pirmieji laboratoriniai darbai yra gana paprastai. Padaryk tokią ir tokią reakciją. Supilk skystį A su skysčiu B ir pažiūrėk, ką gausi. Ir jeigu viską gerai supylei, pavyko teisingai išspausti tą 1000 mikrolitro dalį, tu gausi teisingą rezultatą, užfiksuosi spektrofotometru ir kažkaip kitaip. Pamatysi, kad gerai, pavyko. Tada aprašyti, nes mes jau irgi remiamės mokslu, moksle viskas turi būti fiksuojama, jokių fantazijų, viskas tiksliai padaryta, pakartota tiek kartų, kiek reikia ir tvarkingai aprašyta. Tai pirmieji tie laboratoriniai darbai yra tokie, duodam paprastą labai užduotį, sumaišyk A su B, pažiūrėk, ką gausi, aprašyk, pasikonsultuok su dėstytoju, ką tai reiškia. Kuo toliau, to sudėtingiau. Aš kiek pats pamenu iš mokyklos, tai būdavo tie variantai, kad turi ten kažkokią spalvą išgauti, ar dar kažką. Supili vieną dalyką į kitą ir viskas rožinė spalva nusidaro. Tai čia gal tokie chemijos darbai, tai tarkim, chemijoje turbūt tie tūriai būna gal šiek tiek didesni, tai aš tais mažaisiais tūriais. Tai o pavyzdžiui, tada kažkas panašaus, tik tai dažniausiai ta spalva netgi biologijoje nelabai bus tos spalvos. Dažniausiai mes tiesiog dirbam su skysčiais, kurie yra tiesiog skysčiai, bet mes žinome, kad tam skystyje yra DNR ir mes galime vertinti jos kiekį. Kažkokiais, tai kita sugertim tarkim, tam tikrose bangos, tam tikram bangos ilgiai ir panašiai. Tai, čia reikia labiau suprasti, kas yra tavo tirpale. Ir tas toksai valdyti tai, ką tu darai, ir tada žiūri rezultatas, toks, kokios aš tikėjausi, reiškia, aš viską teisingai sudariau. Tai čia toksai yra grinai mokymasis, kad kaip teisingai. Ar tas rezultatas yra iš karto matomas, ar tu turi dar kažkaip įtikrinti po to, nes yra tokie maži kiekiai, kad aš įsivaizduoju, taip, jeigu tik ateisiu plika akimi, gali ir nepamatyti iš karto. O tai kaip reikia tirti dar kažką padaryti su tuo rezultatu? Čia toksai įdomus dalykas, kad man nėra sudėtinga, aš pati tiesiog jau galvoje savo matau, ką aš įpyliau ir ką aš gavau. Taip, mes turim įrankius, kurie mums parodo. Mes turime dažus, kurie nudažo tas nematomas, molekulės, tarkim, DNR nudažo dažas, apšvieti ultravioletų ir pamatai, kad ten buvo DNR tavo tame mėgintuvėlyje. Toks paprastas būdas, ar ne? Tai galima viską pamatyti, bet man atrodo, kad vis tik tai labai svarbu suprasti, turėti savo galvoje tam tikrą vaizdą. Aš dabar netgi nustebau, kad jaunimas nebežino filmo Matrica, The Matrix, jeigu ką. Tai aš nustebau, kad nieks nėra matęs, bet man labai patiko ten momentas toksai, kur pirmajame filme, kur staiga Neo pamato tą The Matrix, kaip visa sistema veikia. Tai šitoje vietoje biologijoje tie pagrindai studijų, jie leidžia studentui pamatyti, kaip veikia tos molekulės. Kaip aš galiu sujungti vieną molekulę su kita, tada su trečia, su ketvirta ir tada gauti tai, ko aš noriu. Ir čia aš nešneku vien apie chemiją. Tai yra genetiškai modifikuoti, pavyzdžiui, organizmai.
Tai yra vienas iš laboratorinių darbų bakalauro metu yra sukurti genetiškai modifikuotą plazmidę. Tai yra mesinio organizmo kūrėm. Sausas gaunasi tas laboratorinis ar Ne, viskas yra tripale. Viskas yra tripale, tačiau darbas baigėsi tuo, kad mes sukūrėme plazmidę, įterpėme kitą geną kažkokį, tai, kurio ten nebuvo, ir įterpėme į bakteriją. Ir tas studentai pasižiūrė, aha, štai va, bakterija turi šitą geną, kurio jinai anksčiau neturėjo. Tai va, čia bakalauro darbe tai padaroma. O tada sausi darbai, kaip atrodo laboratoriniai? Sausi darbai iš tikrųjų yra, sakytum, ant popieriaus, bet ant popieriaus nebelabai jau dirbam. Kompiuteris. Tai yra žmonės, kurie tiesiog pabando tą laboratoriją, sako, ne man. Gali būti visokių priežasčių. Gali būti, kad, pavyzdžiui, iš streso žmogui dreba rankos. Nieko negali padaryti. O tie turiai tai maži. Čia pavyzdys. Kitiem tiesiog nepatinka. Tiesiog ne. Ir vis daugiau darbų remiasi tuo, kad, kaip sakiau, daug duomenų jau yra sugeneruojama kompiuteryje ir, tokie kaip jau bioinformatiniai darbai, kur žmonės ima duomenis iš kitų žmonių darbų, iš kolegų darbų ir daro su jais tyrimus, nes duomenų šiuo metu ir duomenų bazėse yra didžiuliai kiekiai ir jie nėra dar pakankamai išanalizuoti. Tai va tie sausi darbai galėtų būti gilesnė analizė. Jeigu aš turiu genomo seką, aš nieko negaliu pasakyti iš jos, kol aš neatliksiu analizės. Tai reiškia toliau gilintis į tai, kas jau yra. Tiesioginė žodžio prasme sausesnis darbas. Tikrai taip, jokių skysčių. Bet ar aš įsivaizduoju, neužtenka tik atlikti ir aprašyti savo laboratorinį darbą, reikia jį ir pristatinėti. Tai tikriausiai dar čia būna iššūkis, jeigu, pavyzdžiui, studentas yra labiau, tai pavadinsiu tiksliukas, tai gal tas šnekėjimas ir pristatinėjimas irgi yra įgūdis, kuris yra ganėtinai sunkus. Taip, iš tikrųjų manau, kad bendra universitetinis išsilavinimas. Aš tikiuosi, kad visose studijų programuose mes ruošiam ne tik tai specialistus vieno dalyko, bet jie turi tokį kaip ir bendrą sugebėjimą rinkti duomenis, analizuoti duomenis ir juos aprašyti ir juos pristatyti. Ir privalu tiesiog mokėti pristatyti savo duomenis. Tai daug labai kursų turi, seminarus. Tie seminarai gali būti įvairaus formato. Seminarai yra klasikinės paskaitos, kur dėstytojas papasakoja, išaiškina. Jau dabar dažnai paskaitos yra siejamos su, tarkim, vadovėlinė tiesa ir tada dėstytojas pasako, yra taip, nes yra taip, o knygoje ne visada gali būti aišku, kas kodėl. Su paskaitų pagalba yra padėti studentams suprasti, kas su kuo susiję. Tada yra seminarai, kur jau daugiau duodama laisvė studentam. Tai seminarai gali būti tiesiog diskusija su dėstytoju, aiškinimasis, tačiau gali būti ir studento darbas. Tai yra, jisai pats pristato, paruošia kažkokį pristatymą ir mokosi, kaip pristatyti. Iš pradžių jis naudoja informaciją, kurią surenka, tarkim, mokslinis straipsnis pristatyti turi. Perskaito straipsnį, išsiaiškina, kas yra svarbiausia, pristato auditorijai savo kursiokų, savo seminaro grupės narių. Tai tarkim, jeigu ten 15 žmonių grupė, gal ne taip baisu, kaip ar ne kelių šimtų auditorija. Bet kartais būna tas variantas, kur pažįstamiem žmonėms sunkiau atrodo pristatinėti negu daugumą ir visai nepažįstamų akių. Įdomu tai, kad aš dabar galvoju, aš pati turbūt pirmą seminarą tokį pristatinėjau prieš publiką tik magistrę. Dar anksčiau nebuvo tokio formato. O dabar studentai labai anksti pradeda tos seminarus pristatinėti. Tai taip, kad po truputį jie šitą išmoksta. Aš pirmos studentus mokau 3 kurse. Tai jau pagrindus jie turi puikius, turiu pasakyti. Tai aš jau matau, kad jie yra pasiruošę, nežinau, kiek tai ateina iš mokyklos, kiek ateina iš studijų universitete, bet jie žino visą struktūrą jau, kaip reikia pristatyti. Tai tų įgūdžių jie tikrai gauna ir kaip padaryti gražią prezentaciją išmoksta. Ir, netgi manau, kad tai yra toks svarbus įgūdis ir bendrai gyvenime, kad mokėti surinkti informaciją ir pristatyti kažkokią tai temą. Tai nebūtinai bus svarbu galbūt straipsnius mokslinius pristatinėti, kaip dažnai tai teks gyvenime, jeigu tu nenueisi moksliniu keliu. Bet bendrai susisteminti ir sudėlioti, ir pristatyti aiškiai, tai tikrai studentai išmoksta. O jeigu tęsia į magistrą, tai iš viso pasidaro profesionalai. Grįžkim prie laboratorijos. Kokie yra tie laboratoriniai darbai, kurie labiausiai patinka studentams? Oi, čia toks suktas klausimas, kurie patinka ir kurie jiems yra naudingiausi. Gerai, pradedam nuo naudingiausių tada. Žinot, yra toks dalykas, kad, pavyzdžiui, jeigu studento paklausi iš karto po studijų,
kas patiko, kas nepatiko, sakys, šitas buvo labai sunku, čia nenorėčiau. Tada praeis 5 metai, jie jau dirbs kažką, darys ir sakys, šitas dalykas man buvo pats geriausias. Tai tiesiog va šitą vietą yra labai sunku pasakyti. Žinau, kad studentai labai kamuojasi, jiems yra sunku, pavyzdžiui, biochemijos laboratoriniai darbai, nes čia iš tikrųjų jau atlieka jie mini eksperimentuką, ar ne, turi taip sumaišyti savo mišinius, kad gautų tam tikrą, kad įvyks tam tikrą reakciją. Turi matuoti, koks yra reakcijos greitis ir viską fiksuoti. Ir jiem tuo metu yra labai sunku tas toksai multitaskingas, irgi nelabai žinau lietuviško termino, kad tu turi ir fiksuoti, ką rašai, ir suprasti, ir žiūrėti, kad viskas veiktų, ir jam tas būna dar labai sunku. Ir būna, kad taip viską padaro ir paskui, dėstytoja, neužsirašiau. Tiesiog. Tai vat, jiem būna sunku. Bet, šitie įgūdžiai vėliau, kai jie daro savo baigiamąjį darbą, bakalauro, tai jiems yra tiesiog, mes juos treniruojam tose mokomosios laboratorijose, kad jau jie mokslinėse laboratorijose nedarytų tų pačių klaidų, kad nebūtų, vadovė, neužsirašiau. Tai va tokie laboratoriniai darbai yra mokymai. Na ir paskui mes turime iš tikrųjų, manau, kad čia viena iš mūsų programos tokie stipriųjų pusių yra praktinės tos dalys, kad mes duodam studentam galimybę mokomosios laboratorijose išbandyti savo jėgas to šlapioje laboratorijoje. Tai jie turi biochemijos laboratorinius darbus, turi tos įvado į molekulinę biologiją, kurie grinai mokosi metodų, kaip ten su DNR, kaip su baltymais dirbti, kaip matuoti koncentracijas. Vėliau turi 2 semestrus molekulinės biologijos laboratorinius darbus, kurie irgi kaip ir užsibaigia tokia ta kulminacija, kad jau pats per semestrą laiko studentas sukuria, jau eina per keletą darbų, pats viską atlieka ir sukuria tuos video, mobilų genetinį elementą su įterptų genu ir įterpia į bakteriją. Tai čia toks kaip ir jau pabandymas. Tai tokie pagrindiniai tie mūsų laboratorijoje atliekami darbai, kurie jau nuo paprasčiausių eina prie vis sudėtingesnių ir sudėtingesnių. Yra pasitaikę kažkokių atvejų, kur, tarkim, studentas kokį nors fiasko patiria laboratorijoje, kur kažkas labai nesigauna. Dabar mes irgi tai bandom sakyti studentam, kad ne tai, kad tu padarai blogai, bet tu dar nepakankamai padarai gerai. Tai, pavyzdžiui, gali studentui nesigauti. Tikrai klaidos pasitaiko, bet čia toksai kaip ir kas yra specialistas. Specialistas yra padaręs visas klaidas tame metode. Tai šitoje vietoje aš sakyčiau pačio studento padaryti mokomojo laboratorijoje tie fiasko, jie jam labai gerai užbrėžia tą, ko aš nedarysiu vėliau. Jeigu viskas gaunasi, yra tam tikra tokia kaip rizika, kad man čia viskas gaunasi, aš čia negaliu nebesistengti. Tai reikia tas klaidas padaryti. Kartais mes taip studentam ir leidžiam patiem nueiti tais klystkeliais, ypač mokomojo laboratorija, nes jinai yra mokomoji, kad jie pasimatytų ir išsiaiškintų ir galų gale savo darbo apraše parašytų. Nesigavo, nes dariau tą ir tą ir tą ir tą ne taip. Kitą kartą darysiu kitaip. Tai mokomosiuose fiasko yra įprastas dalykas. Pirmą kartą darant tikrai čia mes nevaizduojam, kad čia iš pirmo karto turi viskas pavykti. Tiesiog reikia pabandyti ir geriau pabandyti mokomojoje negu mokslinėje laboratorijoje. Taip, kalbant apie pačią praktiką, ar studentai gali tiesiog dirbti pasirinktose laboratorijose, ar neįsidarbina, bet atlieka praktiką įmonėse ir jų laboratorijose studijų programos metu? Taip, tai mes turime 2 baigiamuosius semestrus, 4 kurse yra jau privaloma profesinė praktika ir bakalauro darbas. Tai čia yra irgi, tarkim, tokia viena iš stiprių studijų programos pusių, tai yra, kad studentas baigia bakalaurą atlikdamas savo mokslinį darbą. Tai reiškia, jisai pats atlieka eksperimentus, pats užfiksuoja, ką gavo, aprašo, išanalizuoja. Aišku, su vadovo pagalba. Kur tie darbai atliekami? Kadangi gyvybės mokslų centras yra didžiulis, gausybė mokslinių laboratorijų, kurios irgi mielai priima studentus, nes studentai yra, tokia kaip ir ir darbas ir nauda. Tu jį turi apmokyti kaip vadovas, kad mes dirbam tokiais metodais, darom tokį tyrimą, bet kai studentas apsimoko, jisai tada atlieka savo tyrimą kaip savo baigiamojo darbo dalį. Tai taip, mūsų gyvybės mokslų centre labai daug studentų daro baigiamuosius darbus. Kokios temos yra
fantastiškas pasirinkimas. Nueikite Gyvybės mokslų centro puslapį, pasižiūrėkite, kokių tik laboratorijų, kokių tik tyrimų pas mus nėra. Tikrai yra labai įdomių dalykų. Pasižiūrėkite, labai... Aš pati kartais nustembu, kai pasižiūriu, kas dar naujo atsirado. Gerai, o pavyzdžiui, gal prisimenate kažką iš tokių, kur nustebino? Na, pavyzdžiui, vienos molekulės motorų tyrimai. Prie stikliuko prikabina grinai vieną molekulę ir žiūri, kokiu greičiu jinai traukia DNR. Ir tai atliekama mikroskopijos būdu, kas tai yra fantastika. Nu, čia, pavyzdžiui, toksai buvo galbūt nesenai atsiradusi laboratorija. Tada, nežinau, kiek čia irgi teko nedirbantiem mokslę žmonėm dirbti, kad mes, aišku, nedirbam su žmonėmis, bet mes kuriam galbūt įrankius, kuriuos vėliau gali panaudoti medikai. Tai yra, kad galima žmogaus ląsteles paimti iš kraujo ląsteles, jas apmokyti kovoti su vėžiniam ląstelėm ir tada suleisti atgal žmogų jo paties ląsteles apmokytas kovoti su vėžiu. Ir tada jos kovoja su tavo paties vėžiu. Tai va, pavyzdžiui, tokie dalykai, jie yra... Jau studentų daro. Nu, studentų galbūt jie tik prisideda prie projektų. Oho. Kadangi tyrimai yra labai sudėtingi, tai dirbama yra komandose visada. Tai nėra taip, kad aš vienas darau savo darbą. Tai va šitoje vietoje aš sakyčiau, kad jau molekulinės biologijos tyrimuose nebūsi vienas niekada ar vienas su vadovu. Būsi visada didesniam projekte, didesniai komandai ir tu atliksi tam tikrą darbą. Ir galbūt tavo darbas bus ir labai paprastas, bet jeigu matysi bendrą vaizdą, jisai bus visai įspūdingas. Ne tik įspūdingas, bet ir kilnus, netgi aš galiu tai pavadinti. Na, aš norėčiau tikėti, kad pagrindinė vis tik tais, ta tokia, kodėl žmonės šias studijas pasirinko, kad jiem yra vienas dalykas įdomu, kitas dalykas jie irgi nori padaryti gero, nes mūsų visi tyrimai, net ir fundamentiniai tyrimai, kur mes tyriame grinai, kaip veikia ląstelės dalys, jie yra vis tiek taikomieji. Niekad nežinai, ką atrasi. Pavyzdžiui, irgi gal teko girdėti, irgi Nobelio premija nesenai buvo už CRISPR-Cas sistemas, kurios tiesiog labai patogu modifikuoti genomus. Tai yra tiesiog atrastas toksai įrankis molekulinis, ląstelės koduojamas įrankis, kuriam galima nurodyti, kad iškirpk šitą dalį ir įdėk kitą dalį. Tai va, tokiu būdu labai palengvina genomo modifikaciją. Tai tas įrankis naudojamas genomo modifikavimui, klaidų įvairių taisymui, jis aišku bandomosios stadijose dar dabar yra atrastas grinai darant fundamentinius tyrimus. Kas čia yra? Aha, kažkokia keista seka DNR, pasižiūrėkime, ką jinai daro, ką koduoja, kokius baltymus, kaip keista, daro tą. Ir paskui sukasi smegenys ir galvoja, gal galima pritaikyti ją genomo modifikavimui. Tai tiesiog tie fundamentiniai tyrimai, jie dažnai, jeigu žmogus turi gerą fantaziją, gali būti labai, labai paskui naudingi visuomeniai. Tai visada tikimės kilnių minčių iš to, ką mes darome. Nuostabu, o kaip greitai vystosi molekulinė biologija, nes aš įsivaizduoju, visą laiką su kiekvienais metais yra daugybė dalykų atrandamų. Ar yra tas, kad visą laiką vis atrandami nauji dalykai, ar jau kažkur manoma, kad čia jau viską atradom, daugiau nebežinom, ar kažkas dar pavyks. Žinot, vis dar egzistuoja, pavyzdžiui, aš jau kažkada jau pati, kai galvojau, kur stoti, tai galvojau, tai jau chemijoje turbūt jau viskas atrasta. Ne, vis tik tai jau chemija tikrai senesnis mokslas negu, tarkim, molekulinė biologija ir vis dar atsiranda dalykų, kas yra nauja. Tiek taip pat ir fizikoje, ir kur tik nori, net ir matematikai žmonės vis dar kažką tai suskaičiuoja kitaip, negu kad galima buvo. Tai mūsų šitas mokslas tai yra, vienas iš jauniausių. Nežinau, aišku, galbūt šiuolaikiniam jaunimui, tai kad 50 metais dar net nebuvo žinoma DNR struktūra, jam atrodo, tai čia prieš 2 amžius, ar ne, iš tikrųjų tai yra pakankamai nesenai, nes, pavyzdžiui, mano pačios tėvai dar nesimokė, nežinojo, kad yra DNR. Toks daiktas, o mums tai atrodo jau įprasta. Tai tikrai naujas mokslas. Tai mūsų irgi, dėstytojai irgi juokiasi, kad jų laikais, jau vyresni galbūt dėstytojai, jų laikais buvo labai paprasta. Štai vadovėlis, jame yra visa biochemija. Jį išmoks ir viską žinosi. Dabar nebe. Jokie vadovėliai jau nepadengs visos biochemijos, visos molekulinės biologijos. Tai taip vystosi, labai greitai viskas vystosi, atsiranda vis daugiau metodų, aš nežinau, ar į tą kažkokį plato, ar čia sustos tas vystymasis, ar ne, sunku įsivaizduoti. Visada atgal žiūrint atrodo labai paprasta, bet į priekį žiūrint, sunku nuspėti. Tai sakyčiau, naujo daug, studentams sunku gali būti tas, kad jie, kaip sakiau, nebėra vieno vadovėlio.
mes kažkur tai irgi ties studijų vidurių nustojame vadovėlinės tiesas dėstyti ir studentai pereina prie mokslinių straipsnių skaitimo, nes tai, kas yra, kaip veikia ląstelė, jau yra vis daugiau ir daugiau naujausiuose moksliniuose straipsniuose. Taip, kad jiems teks susipažinti su tikra mokslinė literatūra. O taip greitai viskas vystosi, bet ar pati studijų programa spėja pasivyti ir kaip jin keičiasi per tuos, tarkim, paimkim 10 metų laikotarpį? Na, aš sakyčiau, kad 10 metų tai kaip studijų programai nėra ilgas laikotarpis, tai mes po biškį ją keičiam ir tobulinam, įtraukiam naujus kursus ir dar kas yra, kad tos mūsų temos pavadinimai, pavyzdžiui, bioinformatika, ar ne? Tai labai svarbu studentams, bet ta bioinformatika prieš 10 metų buvo vienokia, o dabar jinai yra kitokia. Tai realiai kaip ir programa, jos dalis nesikeičia, bet yra atnaujinama tai, kas jose dėstinama, yra pritaikoma prie naujausių dalykų. Taip pat ir molekulinės biologijos kursas. Prieš 10 metų jis buvo vienoks, dabar jis yra jau kitoks, nes buvo atrasta vis daugiau dalykų. Tai aš manau, kad šiuo metu programa yra pakankamai optimizuota taip, kaip yra, sakiau, išdėstyti. Išmokstame chemiją, fiziką, matematiką, išmokstame biochemiją, išmokstame molekulinę ir visus kitus tam priedus ir taip toliau. Ir tada jau einame prie savo baigiamojo darbo darimo. Dabar visos naujienos yra integruojamos į kursus. Taip pat kiekvienais metais vis kitas kursas ateinantis klauso vis atnaujintą labiau ir labiau dalyką. Tiesiog taip jau yra, nes viskas keičiasi ir vis daugiau atsiranda žinių, paaiškinimų apie tai, kaip tai veikia. Jeigu galėtumėte kokį nors vieną dalyką dar įterpti, pridėti prie šitos studijų programos arba kaip tik atimti, ką pridėtumėte? Aš man pačiai, pažiūrėjau, labai patinka genų inžinerija, toks dalykas, kuris yra irgi labiau, kaip galim vadinti, taikomasis, nes kokiais būdais galim modifikuoti kokius organizmus. Tai per šitą, čia yra toksai, pavyzdžiui, kiti, kaip kuriuos minėjau, ar ne, tarkim, biochemija, molekulinė biologija, jie duoda studentam pagrindus, kaip veikia ląstelės, kokiais principais ląstelės viduje, kas su kuo tenais susijungia, kas ką reguliuoja ir kaip tai vyksta. O čia jau yra toksai labai susijęs, ypač galbūt naudinga tiem žmonėm, kurie nori tą taikomąją pusę pasižiūrėti. Kaip tuos įrankius, kuriuos ką tik pristatė tuose baziniuose kursuose, mes galime pritaikyti, daryti tam, anam. Tai tiesiog šitas kursas yra įdomus tuo, kad vis naujų dalykų jame išgirsti. Ir, pavyzdžiui, šiais metais pabandžiau su studentais per genų inžineriją tokias padaryti kaip diskusijos formos seminarus, kurie pristato, tarkim, 2 pozicijas už ir prieš. Ir ištraukėme labai įdomių visokių dalykų, kurių aš net pati nebuvau pagalvojusi. Tam, pavyzdžiui, ksenograftiniai organai. Aš pati net nežinojau, kas tai yra. Ir tai yra, pavyzdžiui, žmogaus organas, žmogus turi problemą su kažkokia tais, tarkim, sveikatos problema, jam reikia persodinimo ir organas yra užauginamas gyvūne ir persodinimo žmogui. Tai vadinasi ksenograftiniai organai. Tai čia, aišku, mes nešnekam labai apie taikymą, čia yra dar vis bandomi šitie dalykai. Ir studentai pasiruošė apie tai seminarams, ir aš net nustebau pati, kaip dėstytoja, kiek yra jau padaryta tyrimų su tuo ir kaip yra šitas dalykas arti prie realaus taikymo. Tai smagumas šito kurso yra ta, kad net pas dėstytojas kartais nustembi, kad žiūrėk, aš čia sėdėjau savo laboratorijoje, kažkur pasaulyje, kiti žmonės savo laboratorijoje jau kažkur tokių dalykų padarė, kad net man yra nuostabu. Man su genų inžinerija įdomus dalykas yra, kur galima prieš, tarkim, gimstant vaikui, teoriškai ten padaryti akių spalvą. Čia, žinokit, jau etiniai klausimai prasideda. Šitą vietą aš, taip sakant, nekomentuočiau, nes čia prasideda tokia kaip ir, aš sakyčiau, pataisyti kažkokią sveikatos problemą. Ok. Bet jeigu pradedam jau inžinerinius vaikus daryti, tada čia tokia pasidaro socialinė nelygybė labai, ir ne kas turės galimybę tai padaryti, tai čia, sakyčiau, vertas diskusijos dalykas, bet realybėje dar tikiuosi nesulaukti to. O su sveikatos taisymu jau daug yra įsivažiavusios šitos galimybės, taip su genų inžinerija pataisyti sveikatą, tarkim, žmogui? Su sveikata žmogaus yra tokia viena problema, kad yra ligos, tarkim, žmogaus genomas didžiulis. Ir jeigu liga yra sukeliama vieno geno, tai galima bandyti jį pataisyti. Ir yra bandomieji tyrimai jau daromi su žmonėmis, kad tai galima pataisyti. Bet tokių ligų nėra daug.
pavyzdžiui, tos pačios širdies kraujagyslių ligos, kur nusineša daugybę gyvybių, jos nėra vieno geno sukeltos. Tai yra daug veiksnių susidėję į vieną ir vienas žmogus bus labiau linkęs sirgti to, kitas mažiau. Tai tada žiūrim į tą ląstelę, tai ką čia taisyti? Nėra aišku, ką taisyti. Tai tarkim, šitoje vietoje apribojimas yra tas, kad labai daug žmonių ligų nėra lengvai pataisomos vieno geno pakeitimu. Tai tos, kurios gali būti pataisomos, pavyzdžiui, yra vienas toksai aklumą sukelianti liga, kur yra vieno geno tiesiog defektas. Tai yra jau tyrimų, kur tiesiog žmogus suleidžia į akį genetinę medžiagą, kuri pakeičia tą jo defektyvų geną ir žmogus santykinai atgauna regą. Tai taip galima padaryti. Tokie dalykai vyksta, bandomieji tyrimai su žmonėmis. Na, tarkim, tikrai ne visai populiacijai taikoma yra, dar vis bandoma žiūrima, ar nėra kažkokių šalutinių efektų, dar kažko tais, bet tai va. Bet čia, žinokit, kaip įsigilinti tą temą, yra labai daug visokių kabliukų ir, na, tam ir svarbu būti gerų mokslininkų, kad suprasti ne tik pliusus, bet ir ką dar reikia atsižvelgti, kokie galimi minusai, kad viską reikia įvertinti. Tai čia, žodžiu. Čia, manau, įdomi tema yra klausantiesiems. O kokie tie minusai, ką pagrindė turi mokslininkas atsižvelgti tie dalykai? Na, nenoriu labai gąsdinti. Žodžiu, mes mokome, kad teisingai atliktas tyrimas, jisai turi pagalvoti ne tik tai, kad aš noriu gauti tokį rezultatą ir aš tol darysiu, kol jį gausiu. Bet, pavyzdžiui, jeigu tu jo negauni, tad pagalvok, kodėl tu jo negauni. Galbūt tai yra neįmanoma. Nes mes visi moksliniai nauji tyrimai yra atliekami ant žmogaus žinių ribos. Mes tyriame tai, ko mes dar nežinome. Tai visada to, ko gausi, tau bus, gal tu nuspėjai teisingai, o gal tai bus surprizas. Dėl to, kai planuoja eksperimentą, yra labai svarbu teisingai planuoti. Neatrinkti tik tais tų rezultatų, kurie tau patinka. Na, bet čia viskas per statistikos visokius ir kitus aspektus turi išsiaiškinti. Žodžiu, turi būti teisinga laboratorinė praktika, kad teisingai atlikti viską. Tai čia toks tai yra, na, nenoriu irgi leistis detalės, nes galbūt tai gali būti baisoka, kiek vieno eksperimento nepakanka. Jau gavosi vieną kartą, ar gausis ir antrą, ir trečią, ir bet kada, ar tai buvo atsitiktinumas, kad tu gausi, ne? Tai tą atskirti, kas yra netyčia gavosi ir kas yra tu tiksliai žinai, kas vyksta. Tai geras eksperimentų planavimas yra vienas dalykų, ką mes irgi išmokome studentus. O kokie yra indikatoriai, kad jau pasakytumėm, kad jau man eksperimentas pavyko? Tarkim, galime neimti to labai sudėtingo lygio, bet studentui, tarkim, kas jam pasako, kad aš jau padariau teisingai? Na, kaip studentam, jeigu šnekant apie mokomuosius darbus, tai yra gana, mes kaip dėstytojai jau paruošim tokius, kaip ir aiškius trafaretus, kaip kas turi būti daryta, nes tai nėra, jie, tarkim, nedaro kažko naujo, jie replikuoja tai, ką mes žinome, kaip turėtų būti. Tai mes aiškiai galim nurodyti, kokį rezultatą jie turėtų gauti. Tai jie tą išmoksta. Tai vienas iš mūsų, kad pakartojimas, ar ne, kad jeigu gaunasi 3 kartus identiškai, bent 3 kartus, tai galim sakyti, okei, teisingai. O tada mokslinių lygių kiek dauginasi jau? Mokslinių lygių jau čia yra kitas klausimas. Vėlgi, ar jūs dirbate su kažkokiais tai tyrimais, kur ten su atskirom molekulėm, ar jūs dirbate su gyvūnais laboratoriniais, ar jūs dirbate su žmonėmis, čia jau bus visai kiti reikalavimai. Bet mūsų, žodžiu, kad pereitum į aukštesnį lygį, tarkim, tu dirbi su bakterijomis, tada tyri kažkokią tais, tarkim, kuri kažkokią tai vaistą, ar ne, pažiūri, kaip bakterijose jisai veikia. Gerai veikia, pakartojam, viskas teisingai veikia. Tada einam į aukštesnį lygį, pavyzdžiui, į ląstelių kultūrą, jau žmogaus ląstelių kultūrą perkeliame ir pažiūrime, kaip sureaguos tos ląstelės. Jau yra dar kompleksiška sistema, jų reakcija gali būti kitokia, jeigu juose ir viskas gerai veikia, na gerai, galim pabandyti tada su pelyte, paaukoti keletą pelyčių ir pasižiūrėti, kaip gaunasi. Ir jeigu ten viskas veikia, tada jau mes dažniausiai atiduodam, nes mes jau su žmonėmis nebedirbam. Čia jau yra sekantis lygmuo, nes mes esam tokie tyrėjai, kurie tyria labiau tik tai principus, o ne taikymai už žmogų. Tai mes sukuriam, pasakom, štai yra geras labai vaisto prototipas, perduodam kitiem tyrėjam, galite pradėti atlikti tyrimą su žmonėmis. Čia toksai kaip ir fantastinis toks siužetas, nes nebūtinai per žmogaus gyvenimą tu net padarysi tokį platų darbą. O pavyzdžiui, dabar atsirado daug dirbtinio intelekto
įvairių rūšių dalykų. Jūs kažkaip išnaudojate šitoje studijų programoje dirbtinį intelektą ar tiesiog technologijas naujai atsiradusios? Su dirbtiniu intelektu toks yra keistas toks dabar santykis, nes irgi jis čia prieš kiek tai laiko atsirado, labai nesenai, ir kai yra naujas dalykas, tai gana sunku yra ir mums patiems, kaip dėstytojam, dar įvaldyti jį ir taip pat ir sužiūrėti, kad studentai teisingai naudotų. Tai aš, pavyzdžiui, pati pakankamai daug, aš tai vadinu, žaidžiu su dirbtiniu intelektu, nes aš labai pilnai nepasitikiu juo ir irgi taip pat ir skatinu ir kitus žmonės tą patį daryti, kad, pavyzdžiui, jeigu paprašai surinkti informaciją, pavyzdžiui, aš dabar darau mokslinį tyrimą ir man labai svarbu surinkti apie, tarkim, kažkokią ten vėžio tipo informaciją. Aš prašau dirbtinio intelekto, prašau surask man mokslinius straipsnius apie tą arba apibendrink informaciją. Na, aš tai prašau, pateikia, viskas puiku. Gerai, ir tada ar aš tuo turiu tikėti ar ne? Tai vat mano toksai yra pasiūlymas su dirbtiniu intelektu. Gerai, aš, pavyzdžiui, esu kažkoks tai fanatikas serialo. Aš viską apie jį žinau. Ir aš paklausiu dirbtinio intelekto, pasakyk man apie tą serialą, tą ir tą. Ir tada sakau, aha, ne, tu padarai klaidą. Tai šitoje vietoje pabandykit paklausti tų dalykų, kur tikrai žinote. Ir pažiūrėkite, kiek daro klaidų. Tai lygiai taip pat tos klaidos bus ir klausiant klausimų apie tos dalykus, kurių nežinai. Tai dėl to aš ir vadinu tai šiek tiek žaidimu, nes tai yra... Galiu prašyti surinkti informaciją, bet aš turiu pertikrinti. Ir man dėl to, atrodo, ir su studentais yra, kad studentai labai mielai naudoja dirbtinį intelektą, bet jie naudoja jį taip naiviai ir idealistiškai. Jie tiki, kad jisai pasakys visą tiesą. Tai šitą vietą aš sakyčiau, žinoma, naudokit, bet būkit skeptiški. Patikrinkite. Ir kad mes integruotume dirbtinį intelektą, yra tam tikri įrankiai, kurie tikrina studentų darbus, bet labiau jie tikrina irgi nuo visokių nusikaltimų, nuo plagijavimo, nuo dar kažko. Tai taip yra, tai įrankiai naudojami. Yra tam tikros taisyklės, kad studentai gali arba negali naudoti dirbtinį intelektą. Kartais dėstytojas net pasiūlo panaudoti dirbtinį intelektą. Kodėl ne? Žinoma, pasinaudokime. Bet jeigu rašote savo baigiamąjį darbą, tai negalima, nes jūs esate autorius. Taip. Tai tiesiog turi žinoti. Tai aš sakyčiau, naudokite, bet supraskite, ką darote. Tai šitoje vietoje atsargiai žiūrėčiau dar kol kas, nes manau, kad studentai labai drąsus yra. Aš manau, mokslininkai būtent šitoje studijų programoje jau turi tą įprotį, kad viską reikia ne vieną kartą patikrinti. Tai tikrai žinos, jeigu ir naudojasi, kaip taisyklingai naudotis. O kokie dar būna atsiskaitimai? Būna laboratoriniai darbai, gal testai kažkokie būna? Taip, tai dabar vėl, kai aš pati studijavau, tai būdavo dauguma absoliučiai egzaminų buvo žodiniai. Atsisėdi su dėstytoju ir tol diskutuoji, kol arba išeini laimėjęs, arba išeini pralaimėjęs. Tai dabar vis daugiau yra daroma tokių atsiskaitimų, kurie yra kaupiamieji. Tai reiškia, viso semestro metu studentai daro tarpinius atsiskaitimus ir tikslas šitų tarpinių atsiskaitimų yra, kad mažomis dozėmis, nes informacijos yra daug. Mokytis yra nemeluosiu, sunku. Nėra paprasta. Ir kai yra egzaminuojama gabaliukais, studentui yra lengviau išmokti kelių mėnesių kursą negu viso pusmečio kursą. Tai yra, dažnai yra tarpiniai atsiskaitimai. Dažniausiai jie yra raštu, ir čia irgi priklauso nuo dėstytojo. Arba tai bus atviri klausimai, ar tai bus kelių pasirinkimų testas. Žodžiu, mes turime irgi Moodle programą, kur, man atrodo, ir mokyklos irgi žmonės naudoja, taip pat tai labai populiari, kur galima tuos atsiskaitimus daryti, automatizuoti, dėstytojui nereikia tikrinti šimtų studentų atsakymų. Tačiau dalis dėstytojų vis dar išlaiko ir žodinius egzaminus. Tai yra tiesiog, kad vis tik suprasti, ką studentas supranta, yra vienas būdas žodinis egzaminas. Kitas dalykas yra, kad jeigu turi 100 studentų, tai paskaičiuok laiką, kiek užtruks pačiam dėstytojui. Gerai, o tarkim žodinis egzaminas, tai aš ateinu, ko man tikėtis iš šito žodinio egzamino, kad aš nieko nežinodamas susitiksiu su dėstytoju, jis pasakys, paaiškink man, tarkim, tokia ir tokia reakcija, ar kas nutinka, ir man reikės išaiškinti, ar kažkokie jų debatai bus, kaip čia suprasti? Man yra sunku įsivaizduoti, kaip jaunieji studentai mato dėstytojus, nes iš tikrųjų dėstytojai yra, jeigu jie dėsto, jie dažniausiai yra labai, kaip ir linkę tas savo žinias skleisti. Taip.
kartais atrodo gąsdinančiai, ir net tu ateini, o čia žmonės už tave 20 metų vyresni ir jie čia viską taip žino, viską taip šneka, kaip labai puikiai suprasdami ir jie taip ir kaip ir privengia kartais to dėstytojų bendrauti, bet iš tikrųjų dėstytojai nori studentus išmokyti. Tai per žodinį egzaminą irgi nori patikrinti, jeigu studentas atėjo nesiruošęs, tai kam mes čia gaištame laiką, jeigu tu nenori mokytis, kodėl tu čia atėjai, ne? Tai šitoje vietoje dėstytojai tikrai kitaip žiūri, negu kad mokytojai. Mokykloje mokytis privaloma, universitete neprivaloma. Jeigu nenori, nestudijuok. Tai šitoje vietoje mes norime iš studentų iniciatyvos, kad jie domėtųsi, jie mokytųsi. Ir atėjus į egzaminą, dėstytojas nori, pavyzdžiui, kad vienas iš mano pačios geriausių tokių patyrimų yra, kad aš egzamino metu buvo kažkokius konceptus netgi supratau, bešnekėdama su dėstytoju. Tai yra tiesiog, kad tu pasiruoši tą teoriją, išmokai, bet tu nelabai supranti, kaip A susiriša su B. Ir tada šnekant su dėstytoju, tu galvoji, štai kaip susiriša. Va, tai yra, kad tas žodinis egzaminas, jisai parodo, kiek studentas išmoko, bet kartu dėstytojas ir bando tą studentą nuvesti tuo keliu, kuris būtų jis nori, kad studentas išlaikytų. Tai yra tiesa. Dėstytojas nenori sukirsti studentą, jis nori, kad studentas išlaikytų, tai reiškia, kad jis turi išmokti ir turi suprasti. Tai aš sakyčiau, diskusija, bet studentas turi taip pasiruošęs. Geras. Dar paklausiu apie individualiuosius dalykus. Ar yra pas jumis galimybė studentams pasirinkti iš kitų fakultetų arba iš gyvybės mokslo centro dalykus ir ką jie pasirenka arba ką rekomenduotumėte jiems pasirinkti? Prieš dabar galvojau 3 metus ar 4 netgi prasidėjo tam tokia kaip ir reorganizacija visų studijų programų, kad bent 1/4 visos studijų apimties galima pasirinkti kaip individualiasias studijas. Ir galima pasirinkti, tai reiškia, jeigu susumuotum viską, tai vienus metus iš 4 gali visiškai nesirodyti mūsų gyvybės mokslo centre. Bet, aišku, jie yra išmėtyti po visos 4 metus. Tai vis tik dauguma studentų renkasi tuos pačius gyvybės mokslo centro dalykus, nes jeigu jie įstoja molekulinę biologiją, tai rodo tam tikrą jų nusiteikimą dirbti šitoje srityje. Žinoma, jie gali rinktis ir filosofiją, ir kalbas, ir vadybą, ir ką tik tai nori iš visų universitetų, jeigu jie nusiteikia yra kažkur eiti tam tikrą kryptim. Bet dauguma vis dar renkasi mūsų dalykus, mes to džiaugiamės, reiškia, kad mūsų dalykai yra jiem įdomus ir jie sieja savo ateitį su šitais dalykais. Tai tikrai taip, individualių studijų dabar galimybė yra kaip reta gera, anksčiau tikrai daug mažiau studentai turėjo tokių galimybių ir, sunku man buvo susimažinti, atlaisvinti tuos 4 kursą, bet, padarėm ir dabar manau, kad tikrai baigs studentai daug labiau pasiruošę gyvenimui. Ar yra dalykas, kurį rekomenduotumėt studentai iš jūsų gyvybės mokslo centro pasirinkti? Ar svarbu, kad išlaikytų tą mokslinę pusę? Kaip, tarkim, privalomieji dalykai, tai jie negali jų išvengti, jie yra privalomieji. Dabar iš pasirenkamųjų, aš sakyčiau, kad man, pavyzdžiui, pačiai labai įdomus yra tematika molekulinė evoliucija, bet jinai gali būti kiek sudėtinga kartais žmonėm ir netgi šneka yra, kad galbūt jinai turėtų eiti į magistro kursą, nes bakalauram gali būti sunki. Bet čia, žinot, aš jeigu žiūriu iš savo pozicijos, tai man atrodo, kad tai yra labai verta tema ir verta žiūrėti, domėtis tuo, bet studentui gali vienam tai atrodyti, kad tai yra puiku, jo darbui labai tinkama, o kitas žmogus norės labai eiti į kitą kryptį ir apsakys, jau ne, čia aš taip nenoriu gilintis. Šiek tiek galime apie literatūrą pašnekėti. Minėjote, kad pagrindas vis tiek yra mokslinių darbų skaitimas, straipsnių naujų išėjusių. Ar yra dar kažkas, ką reikia studentams skaityti? Šitoje vietoje aš irgi pagalvoju apie tai, ką reikėtų parekomenduoti galbūt būsimiems studentams. Ir yra gana sunku, nes kaip sakiau, mes su vadovėliais, jau mūsų santykis yra toks. Vadovėlis yra apmokomoji priemonė. Aš, pavyzdžiui, galėčiau pasakyti, paskaitykite šitą vadovėlį. Tarkim, pas mus yra per daug metų eina profesoriaus Jurgio Kadziausko biochemija. Labai vertas vadovėlis, net ir aš kartais atsiverčiu, kai man reikia kažkokį tai biocheminius aspektą pasižiūrėti. Bet jeigu aš pasiūlysiu žmogui, kuris nestudijuoja šiuo metu, jisai pasižiūrės, pasibaisės, nes labai daug informacijos ir sakys, jau ne. Tai nenoriu gąsdinti privalomaisiais dalykais. Aš labiau tada sakyčiau, kad gal
verta pasižiūrėti tokius, jeigu žmogus svarsto stoti į molekulinę biologiją, pasižiūrėti tokius kaip mokslo populiarinimo dalykus, kurie, na, pavyzdžiui, man pačiai kaip knygų pasirinkimo būdas, dar kažkada senai, kai irgi eidavau į knygyną knygų pirkti, dabar jau turbūt retas eina į knygyną, viskas online perkama, tai yra, kad atsiverti knygą tiesiog vidurį ir pasižiūri. Skaitosi, nesiskaito. Įdomu, neįdomu. Tai dabar irgi net internetu perkant galima labai dažnai paskaityti keletą puslapių. Tai vat pabandyti tokių keletą puslapių. Tai pavyzdžiui, va čia galvoju šiais metais ar praeitais išėjo tokia gyvybės mokslų centro mokslininkų ir alumnų knyga, kuri yra kodas RNR vadinasi. Tai pavyzdžiui, kodėl nepabandžius paskaityti, kas yra RNR, ką galime apie ją dabar pasakyti. Tai pabandykit, paskaitykit. O jeigu matysite, kad, jau ne, čia ne man, tai galbūt tada nevertėtų dirbti galbūt su RNR. Galbūt verta būtų pasižiūrėti kitų kažkokių tais tokių šviečiamųjų knygų, nes jų tikrai yra. Nenoriu konkrečios rekomenduoti, nes kartais būna rašymo stilius žmogui netinka, dar kažkas. Tai va. O jeigu knyga, kuri būtent jums paskutinė padariusi įspūdį? Aš irgi pamaščiau, ką aš perskaičiau šiais metais. Kadangi mes mūsų tyrimo tematikoje, mūsų mokslo tematikoje labai daug turime skaityti mokslinių straipsnių, tai knygos, kurias aš skaitau, yra priešingybė mokslinių straipsnių, aš skaitau grožinės knygas. Tai va šitą vietą man buvo gana taip sunku pasakyti, kad būtų ir kažkuo galbūt susiję, nes aš stengiuosi atskirti savo laisvalaikį nuo savo darbo. Ir, viena knyga man iš tikrųjų padarė įspūdį, mano dabar skaitimo tokia grožinių knygų schematika ir aš skaitau pakaitom, tarkim, klasiką, ko dar nesu skaičius, tada skaitau science fiction, mokslinę fantastiką, nes man patinka žanras, ir tada ką man kas nors iš draugų parekomenduoja ir tokį ratą suku, žodžiu, taip keliauju. Tai šiais metais irgi iš rekomendacijos atėjo mokslinės fantastikos knyga, kuri vadinasi Ursulos Le Guin Kairė tamsos ranka. Fantastinė knyga, tiesiog science fiction, bet ten yra aprašoma, žodžiu, kokia gali būti alternatyvi biologija ateivių planetoje. Tikrai, jinai tokia ir turi ir tą tokį kultūros ir žmonių stereotipavimo aspektą. Labai rekomenduoju, knyga parašyta 69 metais, bet mane nustebino, kaip jinai man labai gerai ir susiskaitė ir tikrai labai buvo įdomi ir atverianti akis. O mokslininkui, man atrodo, labai svarbu, dėl to aš ir mėgstu mokslinę fantastiką, nes tu negali užsiverti, tu negali sakyti, kad viskas yra taip, kaip aš sakau. Vis dar atsiranda dalykų, kurie ne visai taip yra. Dėl to reikia ištirti. Tai va šitą vietoj, sakyčiau, kažko tokio naujo ir išplečiančio akiratį. Taip, ir paskutinis laidos klausimas. Jeigu reiktų vienu sakiniu rekomenduoti šią studijų programą studentui, kuris dvejoja, ar nori pasirinkti šią studijų programą, ką jam pasakytumėte? Turbūt sunku vienu sakiniu pasakyti, bet pabandysiu. Tai aš labai kviečiu žmonės, kurie domisi tuo, ko dar nežino ir mėgsta gilintis, mėgsta krapštytis detalėse, nes mūsų tie tyrimai lenda gilin į ląstelę, mums reikės labai daug suprasti detalių ir labai daug detalizuoti. Taip, kad smulkmeniški žmonės ir norintis kažką naujo sužinoti ir galiausiai, jeigu jūs po šitą studijos pasirinksite po studijų mokslininko kelią, tai nuobodžiauti neteks. Mokslininko nei viena diena nėra tokia pati. Kiekvieną dieną yra viskas kita. Super, ačiū Jums labai. Šiandien su mumis buvo Julija Armalytė, ačiū Jums labai, o su Jumis, mieli klausytojai, susitiksime kitą savaitę. Viso gero.